Koks pats gražiausias jūsų matytas reginys? Man tai Stalo kalnas Pietų Afrikos Respublikoje. Lankiau ten savo dvynę sesę. Su draugais keltuvu kėlėmės į viršūnę. Pamenu spindulius besiskverbiančius pro debesis ir nutvieskančius Keiptauną. Reginys buvo toks nuostabus, kad netekome žado ir stovėjome tyloje. O koks pats nuostabiausias jūsų reginys? Ir kai jį išvydot, ar klausėte savęs to paties kaip aš? Kokia jėga galėjo sukurti tokį nepaprastą grožį, kuris verčia stovėti be žado? Negi toks grožis atsirado atsitiktinai? Kaip galėjo atsirasti gyvybė, jei nebuvo gyvybės, kuri ją sukūrė? Ir jei visgi nuspręsčiau, kad visa atsirado atsitiktinai, tai dėl ko viskas egzistuoja? Kodėl yra kažkas, o ne niekas? Štai aukštai virš mūsų galvų spindi milijonai žvaigždžių. Vien mūsų galaktikoje yra 100 milijardų žvaigždžių, o mokslininkai skaičiuoja, kad visatoje yra apie 100 milijardų galaktikų. Gyvenime nuostabus ne tik dideli, bet ir maži dalykai. Žmogaus kūne yra per 120 000 kilometrų kraujagyslių ir apie 50 trilijonų ląstelių. Jei ištemptume vienos žmogaus ląstelės DNR, ji būtų maždaug 1,8 metro ilgio. O jei ištemptume ir sudėtume visas žmoguje esančių ląstelių DNR, jų ilgis būtų iki Mėnulio ir atgal. Ir taip 8000 kartų. Tu nuostabus. Jei pamatote ką nors stulbinančio galerijoje, ar išgirstate ką nors gražaus per radiją, iškart klausite, kas tai sukūrė. Ir jei kas nors atsakytų, kad toks nuostabus kūrinys atsirado savaime, be autoriaus, argi patikėtumėte? Biblija nesigėdydama sako, kad visas gamtos grožis skirtas nukreipti mus link Dievo, to, kuris sukūrė neįtikėtino masto ir sudėtingumo visatą, kurioje gyvename, ir kūnus, kuriuos turime. Kai buvau jaunas, man buvo sunku tuo tikėti. Nors patirtis bylojo, kad visata iš tikro ypatinga, krikščionybė tokia neatrodė. Visų pirma, man jį atrodė nuobodi. Eidavau į bažnyčią kartą per mėnesį, o nuėjęs tik sėdėdavau ir skaičiuodavau sienos plytas. Antra, nesupratau, kaip tai susiję su manimi. Neradau bendros kalbos su religingais žmonėmis, nemačiau prasmės skaityti knygą, parašytą prieš 2000 metų ir už 3000 kilometrų nuo manęs. Maniau, kad tai rinkinys taisyklių nurodančių, kaip gyventi, o mano gyvenimas man ir taip patiko, todėl jų man nereikėjo. Trečia ir svarbiausia, aš tiesiog maniau, kad tai netiesa. Tarkim, kalėdos man patiko. Kaip galite nuspėti, kalėdiniai gardėsiai man buvo labai prie širdies. Bet pačią krikščionybę laikiau tiesiog fantaziją. Niekada nemaniau, kad ji tikra. Bet kartą mano brolis padarė kai ką, kas pradėjo keisti mano nuomonę apie krikščionybę. Jis atvertė Bibliją ir parodė man pirmą sakinį iš Evangelijos pagal Morkų. Ten rašoma: Jėzaus Kristaus Evangelijos pradžia. Jis tarė: Riko, tu nesupranti krikščionybės esmės. Manai, kad tai bažnyčia ir taisyklės, neprotaujančių žmonių veikla ir džiaugsmo gadinimas. Tačiau taip nėra. Pirmas Morkaus sakinys teigia, kad krikščionybės esmė Kristus. Jis paaiškino man, kad Kristus nėra Jėzaus pavardė. Tai titulas kaip prezidentas ar ministras pirmininkas, reiškintis Dievo išrinktą karalių. Pasitelkti žodį Kristus Morkui buvo rizikinga, nes tuo metu, kai Morkus rašė, tik Romos imperatoriai tvirtino turį dievišką valdžią. Kalbėdamas apie Jėzų kaip apie vienintelį tikrą Dievo atstovą žemėje, rizikavai būti įmestas į koliziejų, laukiniam žvėrims sudraskyti. Morkaus pareiškimas, kad Jėzus yra Kristus, vienintelis Dievo išrinktas karalius, tiek pat prieštaravimų sukelia ir šiandien. Įdomu, ką jūs apie tai manote. Tada brolis vėl parodė pirmą Morkaus sakinį. Jėzaus Kristaus Evangelijos pradžia. Jis tarė: Riko, Jėzus Kristus ne tik krikščionybės esmė, jis ir Evangelijos širdis.
Žodis evangelija, pažodžiui verčiant, reiškia geroji naujiena. Tačiau vien šis junginys menkai atskleidžia esmę. Tai lyg karo pabaigos paskelbimas. Naujiena verčianti žmonės šokti gatvėse, glėbesčiuoti su nepažįstamais. Štai kokia puikiai toji žinia. Prieš pradedant kartu studijuoti Evangeliją pagal Morkų, norėčiau pasakyti štai ką. Jei išgirdę, kas kalbama, nepamanysite, kad tai geriausia iš visų jūsų girdėtų naujienų, tai žinokit, kad jos nesupratot. Beje, ją lengva pražiopsoti. Ar esate kada ėję pagrindinę miesto gatvę ir gavę skrajutę? Nepuolate gilintis. Arba paimat, bet vėliau vis tiek neskaitot, nes nemanote, kad ji duos kokios naudos. Vienas Londono laikraštis atliko tyrimą. Prie Oxford Circus stoties siuntė žmogų dalinti skrajučių. Skrajutėje buvo pasiūlymas gauti 5 svarus. Te reikėjo grąžinti skrajutę platintojui ir jis iškart būtų davęs 5 svarus grynais. Minios žmonių praėjo pro šalį ir per 3 valandas tik 11 sugrįžo atsiimti pinigų. Jie manėsi jau žina, kas dalyjama. Manė, kad nėra naudos, todėl nesivargino perskaityti skrajutės. O jei ir perskaitė, tiesiog atsisakė patikėti. Nepadarykite tos pačios klaidos su Morkaus Evangelija. Skirkite laiko ją paskaityti. Paskaitykite, ką Morkus sako apie Jėzų. Skaitydami pradėsite suprasti, kodėl Morkus patį Jėzų apibūdina kaip gerąją naujieną. Niekas tiksliai nežino, kada Morkus parašė Evangeliją. Manoma, kad 45-60 metais po Kristaus, praėjus maždaug 20 metų po Jėzaus mirties. Morkus buvo mokomas vieno iš artimiausių Jėzaus mokinių, Petro, žmogaus, kuris savo akimis liudijo tuos nepaprastus įvykius. O jie tikrai buvo nepaprasti. Keisti dalykai pradeda dėtis jau pačioje pradžioje. Antgamtiniai dalykai. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas pakrikštijo jį Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, jis pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Dangus prasiveria, šventoji dvasia nusileidžia ant Jėzaus ir Dievas Tėvas paskelbia, tu esi mano sūnus. Jei pamanėte keisti dalykėliai, nesate vieninteliai tokie. Morkus pasakoja, kad žmonės lygiai tą patį manė ir prieš 2000 metų, net ir artimiausi Jėzaus sekėjai. Tačiau jie galėjo to tikėtis. Morkaus Evangelijos pradžioje skaitome 700 metų senumo pranašystę, kad ateina asmuo vadinamas viešpačiu. Kitaip tariant, pasiruošk. Dievas ateina su tavimi susitikti. Pranašystėje dar kalbama apie pasiuntinį dykumoje, kuris praneš žmonėms apie ateinantį viešpatį. Pasiuntinys anot Morkaus 1 skyriaus buvo žmogus vardu Jonas Krikštytojas. Morkus pasakoja, pas jį traukė visa Judėjos šalis ir Jeruzalės gyventojai. Jie plūdo pas jį, nes jei Dievas iš tikrųjų ateina, reikia būti pasiruošusiu. Jie suprato nesą tokie, kokiais norėtųsi būti, jo labiau kokiais juos matyti norėtų Dievas. Todėl Jonas siūlo jiems vandens krikštą, kaip nuplovimo atleidimo ženklą. Kai žmogus panardinamas į vandenį, tai simbolizuoja seno gyvenimo mirtį. O kai jis išnyra iš vandens, tai simbolizuoja prikėlimą naujam gyvenimui. Bet Jonas žinojo, kad atėjus viešpačiui, jis duos kur kas daugiau. Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo sandalų dirželio. Aš jūs krikštiju vandeniu, o jis krikštis jūs šventąja dvasia. Tai, ką Jonas čia sako, yra stulbinantis dalykas. Jis skelbia, kad Jėzus Kristus ne tik suteiks visišką atleidimą visiems, kurie juo pasitiki, bet ir pripildys juos šventąja dvasia, kuri iš esmės perkeis jų gyvenimus. Tiems, kurie suvokia nesą tokie, kokiais norėtų būti, juo labiau kokius juos matyti norėtų Dievas, ši naujiena yra pati nuostabiausia pasaulyje. Bet ar tai tiesa? Morkaus aprašyti įvykiai tikrai nėra įprasti. Ir jei Jėzus yra tik paprastas žmogus,
Visa, ką čia skaitome, yra neįtikima. Bet jeigu, kaip Morkus tvirtina, Jėzus yra kai kas daugiau, neturėtumėm stebėtis, kad pradeda dėtis neįtikėtini dalykai. Tai yra Morkaus gerosios naujienos mums pradžia. Dievas apsireiškia mums žmonijos istorijoje per Jėzų Kristų. Kai žvelgiame į Jėzų, visos spėlionės apie Dievą liaujasi. Geroji naujiena, pasak Morkaus, yra tokia. Jėzus iš tikrųjų yra Kristus, vienintelis Dievo išrinktas karalius. Ir tuo Morkus tik pradeda.